Taigi, labas vakaras visiems mūsų žiūrovams ir žiūrovėms. Žinau, kad yra ir tų. Su jumis, kaip ir kiekvieną sekmadienį, nors realiai šiandien yra šeštadienis, video tik tais rytoj paleisiu, esu aš, Artūras, ir mūsų trading inkubatorius. Pabandysim apžvelgti kai kurias valiutų poras. Šiandien pradėsim nuo USD Kanados. Kodėl būtent paėmiau ją? Tai šiaip tai realiai ten dar bet tikrai yra dar tenais markete daugiau į ką pažiūrėti, bet mes iš tikrųjų šiandien apžvelgsiu tai, ką prieš tai žiūrėjom, kad būtų galbūt daugumai aiškiau, nes jeigu kas nors, pavyzdžiui, žiūrėjo mus, galbūt pasinaudojo mūsų įžvalgom ir dabar norėtų sužinoti mūsų toliau nuomonę. Tai kol kas nesimėtysiu prie tų naujų variantų, gal kurie yra, mes darom pirmadieniais tokį susirinkimą čia inkubatorių, tai rytoj apžvelgsiu, aš kitas poras pasižiūrėsiu. Dabar ties USD Kanada, kodėl pasirinkau dabar iš pat pradžių pražiūrėti ją, tai savaitiniam grafike man kas įstrigo, tai kad būtent savaitiniam grafike, tai 2008 metais, 2009 metais iš tikrųjų savaitiniai žvakys labai stipriai reagavo į 1.300 lygį. Ir dabar, kada buvom atėję prie 1.300, aš tiesiog pabandžiau šitą porą nupirkti. Paprastai tai to daugam nerekomenduoju, nes tai yra ėjimas prieš trendą, bet jeigu turit, kaip aš sakau, tą pakankamą buferį, tarkim, arba laisvų pinigų, tai tikrai dėl sportinės tos prekybos tą padaryti su ypatingai mažu lotu ir su ypatingai maža rizika iš tikrųjų tikrai galima, nes niekada nežinai, kaip bus. Ir tas 1.3 kol kas dieniniam kol kas mum jo neatlaikė. Galbūt būtų taip, kad savaitiniam jisai visi užsidarytų, bet manau, kad čia jau mano stop lossą išmuš. Tikrai nepatirsiu daug nuostolio, bet būsiu jau žinosiu ramus, kad 1.3 iš tikrųjų iš viršaus nelaiko. Vėlgi turėsiu iš tikrųjų nusipirkęs pigiai geros informacijos ir man tai padės iš tikrųjų tolimesnei mano prekybai, nes šitas trendas mėnesiniam yra į apačią ir galbūt man bus daug lengviau apsispręsti daryti kažkokius tai didesnius short pozicijas. GBP ir euras ir GBP aš juos nepalieku ramybėj. Ir praeitą kartą ir užpraeitą kartą kalbėjau apie tai 7.400 lygis. Tikrai matom, kad įspūdingai stiprus. Ir tol, kol kažkas už jo neužsidarinės, iš tikrųjų nekešam nagų. Aš prieš tai jau, aš turbūt minėjau, buvau čia atidaręs long pozicijas ir čia gavau stopus kažkur, tai atsimenu šitoje vietoje. Ir daugiau nebekešu nagų viskas. Laukiu ir toliau, kol kažkas užsidarinės virš ir tiesiog, kada užsidarinės virš, tikrai patikėkit, eisiu su jais irgi viršų. Tai šita pora kol kas reikalauja kantrybės ir laukimo. Australas ir USD, čia turbūt atsimenat tą tokią kovą mano buvo, kur aš čia kalbėjau, man čia buvo sunku iš tikrųjų, tiek pas mus sėdintys, kai kurie ne visi galvojo apie man, taip kaip aš, ir tiesiog vieni laikėsi vienų pozicijų, kiti laikėsi kitų pozicijų. Aš toliau išlieku ties šios poros pirkimu. Nematau jokios prasmės ją pardavinėti ir lygiai taip pat, kaip sakiau, su euru USD dar prieš 9 ar prieš 10 mėnesių, tol, kol šitos vietos šita pora nepadarys, tol aš jos nepardavinėsiu. Patikėkit, jinai gali būti dabar dar labai ilgai arba kanale, arba tiesiog kai į viršų, tai aš tik tai įspirsiu šitą porą ir apie pardavimus galvosiu tik tais tada, kada jinai pražengs šitą 7.00 ribą. Ta patį sakiau su eurų USD, prieš tai dar buvo tokias variantas, buvo euras Kanada, irgi tą patį minėjau, šitas vietas puikiai žinau ir iš tikrųjų jas apsidraudžiu ir man tas jau veikia ir ne vieneri ir ne pirmi metai. Nors prieš tai visą laiką, žinot, šitą porą pardavinėjom, bet savaitiniam išsipaišė tai, kas tokie įdomesni dalykai ir aš juos nebepardavinėsiu. Toliau lieku šičia už long pozicijas. Naujoji Zelandija ir USD lygiai tas pats, žinau, kad dar šitoje vietoje sakiau, jog tai turbūt greičiausia bus metų pora ir visi tie, kas pardavinėjo, visiems sakiau, kad reikėtų pardavinėti ir mes iš tikrųjų laką stengiamės tą daryti. Labai daug pas metų sandarių čia buvo atidaryta, uždaryta, aišku, ir aišku, ir stop lossų gauta ir to, bet reziume pilnam iš tikrųjų šita pora man tikrai atnešė. Aišku, aš neprekiavau labai ilgą laiką, nes ten uždarytos buvo sąskaitos, bet daugam rekomendavau, kad nerekomendavau, tiesiog vis būdavo planuojam, žiūriu, kad tikrai short pozicijom tai yra žiauriai gera pora ir tie, kas pardavinėjo, iš tikrųjų nesiskundė. Ir šiai dienai, sakau, reikia su pardavimais stabdyti, tol, kol kaina nebus čia apačioj, tikrai patikėkit, šitos poros nepardavinėsiu. Kol kas
priminsiu visiems, galbūt tiem, kurie yra neprofesionalai, tokią labai trumpą, aiškę pamokėlę. Tikrai žinau ir tikiu ir žinokit, jau per tiek laiko matau, kaip žmonės žiūri ir kaip žmonės masto, žiūrėdami į grafikus, tai aš žinau vienintelį dalyką, jeigu žmogus šitoje vietoje perka, o šitoje vietoje jeigu jisai perka, tai patikėkit, kad daugiau kaip 95% jo akių visą laiką būna šitoj pusė. Jis tikrai labai mažai žiūri į šitą pusę. Jeigu jisai parduoda kažkokoje tai vietoje, tai jo didžiausias žvilgsnis būna būtent į šitą pusę. O mažiausias žvilgsnis būna į šitą pusę, nes jisai parduoda, jisai jau tiki, jisai nori tikėti, kad jo kaina iš tikrųjų eis į apačią. Labai mažai kas iš vis apskritai pagalvoja, kad gali būti ne tik tais šuolis į viršų, šuolis į apačią, bet gali būti tiesiog pas mus ilgalaikis fletas. Tai vat apie šią porą dabar, kai pradėjom kalbėti, tai kalbu dėl to, kad iš tikrųjų tas visiškai dabar įmanoma ir tikrai gali pasiteisinti va šitoje vietoje buvęs, kaip aš sakau, veidrodis ir galbūt šita kaina čia užstriks kažkur. Galbūt jinai ateis iki 6, 7, 5 ir tik paskui tenais kažkas tai bus, bet toks variantas įmanomas. Tai ne tik šitoje situacijoje, bet ir visose kitose situacijose pasistengkite tie, kurie iš tikrųjų dar nesate taip labai gerai patyrę, pasistengkite visą laiką prisiminti ir suprasti, kad marketui, kad rinkai yra neįdomu, jei nerūpi, kad jūs pirkot ar jūs pardavėt. Jinai gali eiti visur, jinai gali eiti kur jinai nori, jie yra vienodai, ką jūs darėt. Nepamirškit, kad būna ir fletas. Kitaip kiti sako kanalas. Jo? GBP USD baisiai įdomus variantas, baisiai įdomus dėl to, kad iš tikrųjų įdomu dabar stebėti šitą procesą. Pas mus tikrai yra vienas iš, nežinau, turbūt aš geresnio nebuvau sutikęs fundamento, tai pas mus toksai sėdi Vaidotas. Atrodė, iš pradžių mes irgi su juo tikrai atrodė logiškai mąstant, svaras nukurtas, svaras gali pikt. Ir realiai jisai pigo ir dabar tik kažkaip pradėjo atsitiesinėti, bet man nepatinka, kad jisai padarė žemesnę apačią už šitą, už visas šitas ir net už šitas, ties tą vietą pakimo jo. Tai variantas, kad jis dar čia ir tokius išdarinėt gali, visai yra neatmetamas kol kas ir aš to neatmetu, nes kažkodėl tai 1.5.3.0 vis tik tai žiūrim, kad ar čia jis pradėjo veikti, ar čia kažkas nežinau, kas čia buvo, reikėtų dar vienos žalios, kad būčiau aš drąsiau pirkčiau, bet man vėl pagal mano visą prekybos ideologiją, pagal visą mano prekybos filosofiją, iš tikrųjų man jau tai būtų per didelis topai ir čia aš tikrai nieko nedaryčiau. Aš arba čia parduodu, arba parduodu šičia, tokiose vietose. Tai šičia aš nepardavinėju ir aš tiksliau neperku ir tokiose vietose aš nieko nedarau. Tai kol kas šitą porą aš atmetu ir aš tiesiog būnu ramiai ir stebiu. GBP ir Australijos doleris turbūt jau irgi praeitą savaitę ar užpraeitą, aš jau 4 savaitės, dabar jau bus turbūt 5 savaitė, kai aš ją esu pasikinkęs, dabar jau yra viskas uždaryta pas mane, likęs tik tais vienas į priešingą pusę likęs sandoris, kurio yra 400 punktų minuso, nėra, bet tiek yra užstatyta ir jeigu jį išmuš, tiesiog fiksuosiu tą nuostolį ir tiek. Nors pas mane sandoriai buvo daryti 1, 2, čia kažkur tai 3 sandoriai, tai buvo ten sumoji viso apie 1700 buvo punktų surinkta, bet išskaičiavus visus priešinius tuos sandorius, sumoji, jeigu ir dabar tą sandorį nukabintų mano minusinį, tai viso sumoji dar liktų apie 800, man tai pakankamai geras rezultatas. Ir šitoje vietoje vėl aš galvoju, kad nereikėtų taip labai optimistiškai galvoti, kad va taip jinai ateis ir nueis. Ne, kodėl jinai negali pasikoreguoti lygiai taip pat, kaip pasikoregavo čia, taip toliau ir panašiai. Dabar jau tiesiog. Tai vat, bet šitoj poroje esu tik už pardavimus ir už pardavimus didelius ir čia galbūt net irgi būtų visai galima pasakyti metų pora ir galbūt labai gera metų pora. Tai vat šitoj poroje lieku už pardavimus. Turbūt viskas, 9 minutės 16 sekundžių, dar greitai prabėgsiu dar greitai auksą. Prabėgsiu greitai naftą, pasakysiu, kad kadangi pas mus kolegos prekiauja nafta ir SP dar prekiauja ir auksu, tai matau, kad ne vienas aš matau 50 lygį, tai vertas pagarbos, penktadienį susidarė labai įdomiai, iš tikrųjų tol, kol nebūtų man čia nors vienos teigiamos žvakės, šitos naftos aš tikrai nepirkčiau, o jeigu čia būtų kažkas įdomaus, kas man leistų suprast, kad pradėjau dominuoti pardavėjai, iš tikrųjų galbūt net mieliau aš ją pradėčiau pardavinėti. Tai vat
šiuo metu būčiau tik tais laukime, aš tikrai pats neprekiauju nei auksu, nei nafta, bet mano būtų pozicija tokia. Ir aukso pozicijoje kol kas tai yra trendas į viršų, atsiprašau, į apačią. Kas čia buvo? Čia kažkas buvo. Tai kol kas trendas yra visiškai į apačią, bet šitas vietas reikėtų irgi gerbt. Ir tas 1-1 čia buvo ir taip toliau. Trumpuoju periodu tikrai galbūt būtų galima daryti pirkimus, bet aš tokiose situacijoje niekada to nedarau, nes tai netitinka mano prekybos stiliaus. Pardavinėčiau galbūt nuo 1-2-0-0 auksą, galbūt. Arba jeigu jisai jį prasimuštų, tada gal čia jau būčiau daug drąsesnis tą auksą pirkti. Tikrai šituo metu, kol kas dabar vyksta čia, tikrai aš jau nepardavinėčiau, nes mielai galvoju, kad jisai gali neatsėdėti iš tikrųjų net tokoje vietoje. Tai tas būtų, manau, pakankamai rizikinga. Taigi, chebra, tiek per daug šiandien užsikalbėjau, tai yra 10 minučių, beveik 11 minučių. Palinkėsiu jums visiems geros prekybos, sėkmingos ateinančią savaitę ir labai prašau, nedidinkit lotų, nes didžioji dauguma susigadina savo depozito balansus būtent užsiraudami su dideliais lotais. Būtinai stebėkit naujienas ir neprekiaukit per jas, jeigu nesuprantat, kas tai yra, nebandykit žaisti kazino laimės ieškoti greituose piniguose. Taigi tiek, susimatysim ateinančią savaitę ir iki.